atsisėsti. Taip, tai sveiki visi, gausiai susirinkę čia ir prie žydrųjų ekranų, tikiuosi. Šiandien yra mūsų paskutinis vakaras kartu, bet tai nereiškia, kad daugiau nebepasimatysime ir tai yra paskutinis skaitantis Vilnius antikiniai atgarsiai literatūroje renginys paskaita, kurį vainikuos geras žmogus ir humanitarinių mokslų daktaras Tomas Riklius. Ir mes šitoj pat jį čia pasikviesime į sceną, kad jisai mums papasakotų apie Vilnių ir juoką. Ir jau gal ir net ir prajuokintų, bet pasinaudodama progą dar tada norėčiau, kadangi tai yra paskutinis mūsų metas kartu, tai dar tikriausiai vertėtų padėkoti ir mūsų rėmėjams. Tai atsidariau dar, kad nepamirščiau, tikrai visus paminėčiau, visus keturis, tai yra Vilniaus miestas savivaldybei, Klasikų asociacijai, Vilnius literatūros miestas ir be abejo knygynui Vaga, kuris mus priėmė ir rūpinosi ir mylėjo visų šitų renginių metu. Tai ačiū jiems labai, o dabar jau vėl pakelsiu Tomą iš kėdės ir pakviesiu į šią mūsų sceną pravesti paskaitą. Taip, tai aš tu. Sveiki, sveiki žiūrovai. Taip, tai šiandien mes šnekėsime apie temą, kuri yra gal visiems suprantama, bet tuo pačiu ir labai neaiški. Tai yra juokas, humoras ir komedija. Kas tai yra, kaip tai atsiranda ir kas čia yra mums įdomaus ar svarbaus visame šitame. Ir aš iš karto pradėsiu su viena citata iš Le Monde, prancūzų dienraščio. Tai yra 24 metų, šių metų pradžios antraštė. Humoras padeda ukrainiečiams kovoti, ne to žodis gal kovoti, susidoroti su karu, ar nepriimti tą informaciją. Ir kodėl mums čia svarbus humoras ir juokas net dabartinėme pasaulyje, ne graikiškame kontekste ar ne romėniškame kontekste. Humoras iš esmės yra pats didžiausias ir sunkiausias ginklas. Kaip sako, juokas gydo žaizdas, tai šitas pasakymas, jis turi prasmė savyje, nes humoras nuo antikos laikų dar yra tokia priemonė, kuria žmogui nejaučiant galima jį įtikinti, kad kažkas yra gera, nors tai nėra gera. Kodėl? Nes jeigu mes pasakodami kažką sugebėsime prajuokinti, žmogus per juoką, per priimtiną pozityvią emociją, sunkius dalykus, nemalonius dalykus, jisai juos pradės vertinti lygiai taip pat kaip teigiamus. Kažką neigiamo galim paversti kažkuo teigiamu. Ir šita juoko svarba, jinai puikiai atsiskleidžia tiek socialiniuose tinkluose, tiek propagandos įvairiuose mechanizmuose, bet aišku, mums reikėtų pažiūrėti, kokią tai juoko rolę apskritai kultūroje ir kaip mes prieiname prie to, ką vertintume juoku, nuo antikinio pasaulio iki mūsų dienų. Tai taip, juokas yra ginklas, bet kaip tas ginklas atsiranda ir kaip jisai vystosi ir formuojasi antikinėme pasaulyje. Ir čia galime žvilgtelti į Aristofaną, mums iš tiesų ne vienintelį žinomą, bet gal labiausiai žinomą antikinių graikiškų komedijų autorių, kuris atstovauja senąją komediją. Jisai gyveno ir kūrė 5 amžiaus prieš Kristų pradžioje, 5 pabaigoje, 4 pradžioje. Yra palikęs mums 11 komedijų. Tai nereiškia, kad yra visos jo komedijos, jisai tikrai buvo parašęs daugiau. Tai nereiškia, kad jis buvo vienintelis žmogus, kuris rašė komedijas antikiniuose Atėnuose. Jų buvo daug daugiau, bet tiesiog per laiko tėkmę taip jau nutiko, kad jis buvo vienintelis išsaugotas. Kodėl? Nes antikinėje Aleksandrijoje, dabartinėme Egipte, bibliotekininkai, tos žymiosios didžiosios Aleksandrijos bibliotekininkos, jie paskaitė Aristofaną ir sako, čia yra puikiausias komedijos pavyzdys, kitų mums ir nereikia. Ir iš esmės, tai toks neužfiksuotas, bet realus argumentas, kodėl mes turime tik Aristofaną. Ir Aristofanas čia žvelgia iš antikinio teatro tokio graikiško pozicijos. Kodėl tai yra svarbu? Antikinė komedija ne ta prasme, kaip mes suprantame komediją, nes turbūt visos esame susidūrę su tuo jausmu, kad kai norisi kažką
įsijungti paprasto pažiūrėti ir įsijungiame Netflixą, Disney+, Amazon Prime ar kažką, daugiau laiko praleidžiame ieškodami, ką žiūrėti, nei žiūrėdami patį tą dalyką. Aš tikrai esu gal kažkada nejučiomis praleidęs valandą laiko, ieškodamas prie maisto, ką pažiūrėti, tai ir maistas ataušo, ir jau nelabai buvo ir noro žiūrėti kažkokį 20 minučių serialą, kai valandą laiko ieškojau, kas būtų tas kažkas įdomaus. Kodėl aš dabar tai miniu? Dėl to, kad tai rodo paprastą dalyką. Jeigu visas humoras būtų universalus, visą laiką tinkantis, visą laiką priimtinas ir mums įdomus, mes atsidarytume bet ką patį pirmą ir tai būtų mums puiku ir nuostabu. Bet jau jūs, vien tai, kad jūs ieškote, kas jums yra juokinga ir ką jūs norite, mums rodo vieną dalyką apie humorą. Jis yra asmeniškas, jis yra kontekstualus, ir jis atspindi mūsų, tiek jausmus, tiek ir mūsų pasaulėvaizdį. Vadinasi, ir graikams humoras buvo kažkas graikiško, o ne tai, ką mes suprastume kaip humorą. Daug dalykų mums gali būti vis dar juokingi, kas buvo graikams juokinga, bet iš esmės graikų humoras buvo visiškai kitoks ir jis atspindėjo jų pasaulį, jų mąstyseną ir jų realijas. Teatras yra vienas iš tokių dalykų. Ir teatras, kas mums gal svarbu žinoti, jau vien apie žodį komedija, nes kai mes išgirstame žodį komedija, iš karto galvoje, kažkas juokingo turėtų būti. Bet tada prisiminkite arba pagalvokite, arba ką tik pats sužinosite, Dantės dieviškoji komedija. Kur ten komedija? Kur ten pokštai? Kur ten kažkokios situacijos, kurios turėtų būti juokingos? Jų nėra, nes tas žodis, kaip ir dabar, turbūt įsijungus kartais komedija turėtų mediją. Tai per laikus stipriai pasikeitė tas pats supratimas. Komedija mums ir ypač viduramžiais ir vėliau, tai buvo kažkas, kas gerai baigėsi. Graikams komedija tai buvo savitas žanras, susijęs su tragedija, kilęs iš tragedijos, bet atspindintis dionisiškai ritualą. Tai yra, aišku, Dionisui skirtų švenčių. Visas teatras vyko tik per Dionisui skirtas šventes. Aš jų neįvardinsiu, bet jau kaip, taip sakant, toks ciceroniškas metodas, aš jų neįvardinsiu, bet tai buvo didžiosios Dionisijos, Lenajos ir mažosios Dionisijos. Ir per šias šventes visas miestas persimainydavo. Jeigu norime įsivaizduoti, tai yra kaip karnavalas. Ar tai būtų mūsų užgavėnės, ar netgi Kaziuko mugė šiek tiek tiktų šitame kontekste, kai miestas pasikeičia. Gal mums dabar Vilniuje bent jau tai kas labiausiai tai matosi, tai Kaziuko mugė, kai visas miesto centras pakeičia savo veidą. Visos gatvės susidaro, juose išdygsta pilna prekystalių, ant tų prekystalių būtinai yra barankos, būtinai yra mediniai šaukštai, būtinai yra kažkokios keramikos ir įvairių kitų rankdarbių. Ir tai yra tokia konstanta. Ir visas miestas dabar gyvena Kaziuko mugė. Užgavėnės, aišku, mes jau jų neturime tokios, kokios jos būdavo seniau, tos karnavalinės būsenos mes galėsime praradę tam tikrą supratimą, bet kitas žymesnis karnavalas turbūt Venecijos karnavalas. Net jei neteko dalyvauti, turite įsivaizdavimą. Ką reiškia karnavalas? Kaukės. Ir va štai mes turime dionisiškąjį karnavalą, kuris atkeliauja į Atėnus. Dionisas, kai atkeliauja į miestą, svarbus dalykas pirmas – įsileisti Dionisą, antra – nebandyti bėgti nuo Dioniso, o ir pakeisti tą kasdieninę savąją būseną. Tai karnavalas, kai mes pakeičiame savo kasdienybę ir tą realybę ir mes pereiname į kažkokią kitą, daug laisvesnę formą. Mūsų pasaulis keičiasi, bet visą tai labai atsispindi pagalvojus, kokia yra, pavyzdžiui, advento esmė, kokia yra gavėnios esmė. Ne jokių pramogų, susilaikyti nuo tam tikrų kažkokių skanumynų, kažko, kas yra malonu ir tam tikrą laiką laukti. Tai vat, iš esmės, visas tas miestas pasikeitimas pats turėtų būti kūčių vakaras arba Velykos, kai mes jau galime viską vėl sau leisti, o graikams Dioniso atėjimas į miestą. Dioniso atėjimas, kuris štai čia pavaizduotas, kaip Dionisas joja ant gepardo, liūto, aš labai sunku kartais įvardinti tuos gyvūnus, čia toks pantera, gal pasakykime taip. Dionisiški tokie žvėrys, absoliučiai laukiniai. Aišku, Dionisas taip neįjos niekada į Atėnus, bet esmė, kad miestas dabar turi išsilaisvinti iš savo kasdienybės.
Dionysas dažniausiai visiems asocijuojasi, kad tai yra vyno dievas. Bet ne, Dioniso didžioji galia yra išlaisvinimas. Vyno, tokia kaip, ar apskritai bet kokių stiprių gėrimų funkcija yra, kad pakeičia mūsų esybę. Mūsų tarsi kažkaip apneša mūsų smegenis ar ne, atpalaiduoja veiksmus ir dažnai ten kažkas pasakys daugiau kažką, negu šiaip save ribotų, ar padarys kažką daugiau negu šiaip kasdienėse situacijose. Tai Dioniso pirminė ir tikroji funkcija yra pakeisti žmogaus būseną, išsilaisvinti. Dabar, ką reiškia, jeigu tai yra susijęs su teatru? Dionisas įžengia į miestą ir visas Atėnų miestas tampa dionisiškųjų, laisvu pasileidusiu, jeigu šitą žodis čia tiktų, nežinau, sąlyginai tinka su Dioniso palydovams ir vyksta tik tuomet teatras. Nes teatras, jo siekis yra pakeisti tą kasdienybę, ją pakylėti. Per teatrą galima pasakyti daugiau negu kasdienėse situacijose. Tragedijoje tai yra viena funkcija, tai yra parodyti kažką, kas yra vengtina absoliučiai, kas nepriimtina, tai yra vaikžudystės, tėvažudystės, kraujo kerštas, tą, ką reikėtų apskritai vengti visuomenė, o komedijoje tada mes galime pasityčioti iš tų, iš kurių šiaip negalėtume pasityčioti. Ir kas yra tie žmonės, kalbant apie senovės Atėnus, tai yra politikai. Tai satyra, tokia jau pirminė savo funkcija, yra pasityčiojimas iš žmonių, kurie kasdien priima sprendimus ir daro įtaką kitiems, bet kasdienėse situacijose kritika jiems yra vengtina. Nes jie prisiema naštą tiems metams, kai jie išrinkti kažką daryti ir jų kritikuoti šiuo atveju negalima. Kai baigsis jų kadencija, tada juos galima bus ir į teismą patraukti, ką jie blogai padarė. Bet būtent per teatrą žmonės gali išsakyti kritiką tam tikriem politikam, jų sprendimam, pasityčioti iš kitų piliečių, kurie atrodo elgiasi kažkaip perdėtai, moraliai, dar kažkaip nepriimtinai tai graikiškai visuomeniai. Kodėl negalima to daryti kasdien? Nes visuomenė pakriktų. O karnavalinė būsena leidžia dabar ritualo aplinkoje tyčiotis iš kitų, tam, kad mes panaikintume visuomenės įtampas. Kaip veikia tuomet komedija graikiškame kontekste? Tai jeigu yra toks žodis, kuris visą dramą graikiškai būna katarsis, tai yra nusivalymas, tam tikras pakylėtumas. Tragedijoje katarsis mes turime išgyventi tas visas nemalones ir nepriimtinas visuomenės situacijas, taip sakant, kad mes tikrai nedarytume to, nes mes matytume, kad tai yra labai blogai. Tėvažudystė, vaikžudystė, kraujo kerštas, čia pagrindinės istorijos tragedijose. O kaip komedija galėtų pasireikšti katarsis? Būtent per patyčias. Per patyčias iš politikų, iš visuomenės kitų narių, kur kasdien pirštų nerodysi, nes jau bus ir nemandagu ir nebepriimtina gal kasdien tai daryti, bet per festivalą, per šito karnavalo tam tikrą būseną mes galime tyčiotis iš visų visuomenės narių ir, taip sakant, išsikrauti. Komedija veikia apsivalymas, jos kaip tam tikras išsikrovimas ir tai reiškia, kad komedija graikiškame pasaulyje neturi iš esmės ribų. Jinai leidžia tyčiotis iš absoliučiai bet ko, leidžia išjuokti bet ką, leidžia pažeisti absoliučias kasdienas normas. Aišku, ribos visą laiką yra ir šitame pasaulyje jos irgi egzistuoja, nes iš Atėnės tyčiotis jau būtų visiškai nepriimtina, bet iš Dioniso galima, nes jam yra skirta šitą šventę. Tai jisai toks kaip ir vakaro karalius, tai vadinasi, iš jo galima dėl to ir tyčiotis. Dabar jeigu tai yra kasdienybės absoliutus pervertimas ir turi turėti tam tikrą įsivalymą, tai su tuo tampa natūraliai susiję dar vienas dalykas, daug dalykų tiksliau, kas būtų šiaip nepriimtina kasdienoje, tai daryti per karnavalą, per šitą festivalį, per teatrą. Vienas iš to pavyzdžių tai yra nuogumai, nešvankybės ir visokie tokie dalykai, kurie yra susiję irgi su Dionisu, per tą įsilaisvinimo funkciją. Ir, čia toks pavyzdys, specialiai parinkau nelabai akivaizdų, nes dėl, taip sakant, įvairių priežasčių cenzūrinių, bet matosi sąlyginai tas laisvumas ir nuogumas komedijos ir apsinuoginimas, nes tai būtų nepriimtina graikam absoliučiai kasdienoje. Dėl to yra pilna
jų komedijose. Jų komedijose labai dažnas siužetas, kur yra tam nuogumai, apsinuoginę senę, apsinuoginusios moterys, vyksta kažkas to, kas turėtų likti tik tai už uždarų namų durų. Žmonės yra stereotipizuojami. Kodėl? Nes stereotipai juokinga. Visi supranta, kad stereotipai nėra tiesa. Ir graikai supranta, kad stereotipai nėra tiesa. Bet stereotipai, kai mes visus paverčiame pagal vieną kurpalių, tampa be galo juokingi. Ir tuomet taip galima tyčiotis iš kaimynų, taip galima tyčiotis iš savo priešų, iš žmonių, su kuriais turi konfliktų, iš kažkokių socialinių grupių toje visuomenėje. Taip sakant, tai, ko nedrįsti išsakyti, per komediją gali pasijuokti ir niekas tavęs negali kaltinti. Ir visa tai po truputį juda natūraliai, kad bet kokia tada kasdienė situacija gali tapti komedijos siužetu. Mes galime tyčiotis iš absoliučiai, mes galime keisti tą pasaulį, kuriame gyvename, kad jis būtų juokinga, bet tuo pačiu atliksime tą išsityčiojimo veiksmą, kad mes realybėje to nedarytume. Vadinasi, kas čia vyksta, tai yra vaizduojamas ant vazos senolis, kuris nenori eiti iš savo namų, jis tai išsaugo savo turtą, skryneris jį bando iškisti iš jo namų. Ir tai yra natūrali būsena. Senolis nenori eiti iš savo namų ir turbūt kasdienybėje tai būtų. Tai komedijoje ką darys, jį ištems iš jo namų. Būtinai, gal jį net ir primuš, kas aišku būtų nepriimtina absoliučiai kasdienybė ir dar kažkokių bus komediškų situacijų, aišku, su juo nutiks, jis prikalbės nesąmonių, prišnekės visokių niekų, iš jo tyčiosis, jį visiškai išjuoks, kas nebūtų priimtina, nes natūraliai žinome, kad tyčiotis apskritai nėra gerai iš kitų žmonių, bet graikams šitą festivalio aplinka tai natūraliai leidžia. Ir tai aišku yra susiję ir su kitu dalyku, kad komedija iš savo prigimtimi turi būti susijusi su realybė. Nes jeigu tai bus fantastika, jinai nebus juokinga. Ir čia atsiranda kitas dalykas, kodėl, ir tokia iliustracija, graikiška komedija, satyra, vėliau romėniška, ką jinai padaro mūsų laikams, kokią duoda įtaką, tai yra iš esmės bet koks pokštas, nueisite į bet kokį stand-up vakarą, žiūrėsite bet kokią komedijos šou, bet koks pokštas yra konstrukcija, ji turi graikišką sandarą. Ką tai reiškia? Jeigu jūs per ilgai pasakosite, 5 minutės konstruosite istorijai, kad tuomet būtų prieita prie kažkokio punchline, visiems nusibos. Jeigu jūs greitai papasakosite kontekstą ir tuomet pereisite prie tos jau juokingo pakeitimo, to vadinamo punchline, kuris bus per daug užtestas, niekam nebus įdomu. Vadinasi, pokštas pats savaime, jo konstrukcija yra tokia, kad turi būti greitai nusakoma realybė, ir punchline'as turi greitai pakeisti tai, ką mes laikome logišką išeitimi. Graikiškas pokštas, kuris nebūtinai bus juokingas, nes jie niekada nebūna dažniausiai juokingi. Ir apskritai žodis anekdotas graikiškai reiškia tiesiog istoriją. Jinai neturi būti juokinga. Tai iš Filogelos tokia mėgimo juoktis knygos, kurioje buvo surinkta antikiniai anekdotai, pokštas. Ateina žmogus pas kvailelį ir sako: vakar iš tavęs pirkau vergą ir dabar jisai miręs. Kvailelis jam atsako: kaip keista, kai jis pas mane buvo, jam taip niekada nenutiko. Bet kur čia vyksta pokštas? Aišku, nejuokingiausias dalykas apskritai yra aiškinti pokštus, bet kalbant apie juoką ir humorą, dėja tenka tai daryti, tai kur čia vyksta humoras tame pokšte? Žmogus ateina pas žmogų ir sako: iš tavęs pirkau vergą. Kasdienė situacija. Tai gali vykti realiai bet kada graikiškam arba graikiškam pasaulyje. Kur įvyksta tas punchline'as ir įvyksta greitai, kad sako, kai jis pas mane buvo, jis nebuvo miręs. Ir čia mums logika turi veikti, kad nes jis buvo gyvas, tai jis nebuvo miręs, ir čia visas jau pokštas atsiranda. Kur čia yra pokštas šiuo atveju, bet jisai veikia labai greitai, nes jūs pamatote ir arba juokinga arba ne. Kai žiūrite toliau, tai darosi tiesiog nebeįdomu. Ir va čia vėlgi yra pokšto iliustracija. Jūs pamatote katiną, kuris yra su medžiotojo įranga ir šautuvu, nes to realybėje nėra. Juokinga tai turėtų būti dėl to, nes to tai yra neįmanoma. Logiškai tai nevyksta. Ir va čia yra visos komedijos esybė, jos santykis su tikrove. Lygiai taip pat kaip pasikeičia kasdienybė
ir galima tyčiotis, galima juoktis iš to, ko šiaip negalima niekada juoktis, bet komedija mums tai leidžia, lygiai taip pat ir pokštas veikia savo struktūrą. Turi būti įtikinama pakankamai pasakojimas, kad mums tuomet įvyktų kažkoks tas pakeitimas, kuris čia turi sudaryti visą klaidą, visą ilogiškumą ir iš kur turėtų atsirasti kažkoks tai pokštas ir visas juokas paslėptas tame. Na ir visa tai yra susijęs su kitu dionisišku dalyku, nes jeigu juokas yra apie kasdienybę, jeigu juokas yra apie realybę ir jos tam tikrą pakeitimą, ir juokas yra apie karnavalinę tam tikrą būseną, tai yra mitas, Pentėjo mitas, kurį mes daugiau žinome iš tragedijų. Labai trumpai papasakojant jį, tai yra iš Bakchančio Euripido, geriausiai žinoma istorija. Pentėjas, miesto valdovas, atsiranda kažkokia nauja religija, jam dar iki šiol nežinot, ir kažkoks dievas, kurio vardas yra Dionisas arba Bakchas, ir jis norima, kad jo šventė būtų švenčiama mieste. Pentėjas įtariai žiūri ir jis galvoja, nereikia čia šito įsileisti. Kas įvyksta? Pabaigoje tragedijos jis yra savo šeimos moterų rankomis, kurios yra pasinešusios į dionisišką būseną, sudraskomas gabalais, ir jis taip žūsta, jo tragiškas likimas. Bet kur čia istorija, kur čia susijęs su juoku? Nejuokiniu, kad Pentėjas mirė. Esmė yra apie Dionisą. Humoro ar komedijos esmė yra įsileisti jį į savo kasdienybę. Jeigu bandai Dioniso neįsileisti, tau nutinka blogi dalykai. Dionisas tas laisvumas. Ir tuomet ką čia pasakoja mums komedija, satyra, ką mums pasakoja apskritai visas tas graikiškas ar romėniškas juokas, kad jo esmė yra išsinerti iš kasdienybės. Pakeisti tą savo kasdienybę ir gebėti iš jos pasijuokti. Nes kitaip, jeigu yra užspaudžiama savyje tos emocijos, kurias reikėtų išleisti per dionisišką festivalį, tai gali pasibaigti lygiai taip pat, kaip pasibaigė Pentėjai. Kodėl aš pradėjau pasakoti nuo pavyzdžio apie ukrainiečius ir humorą? Nes karo kontekste humoras tai yra gebėjimas sveikai pažvelgti į kasdienybę ir iš jos pasijuokti, suprantant, kokia yra situacija, bet gebėti iš to tame rasti tą krislelį gėrio, padeda išlaikyti psichologinį sąmoningumą tiems žmonėms. Graikams tai padeda pirma sumažinti socialinės įtampas, nes humoras ir pasityčiojimas iš kitų žmonių ne kasdienybė, nes tai būtų blogai, o tokiame ritualinėme, religinėme kontekste suteikia tą apsivalymą tam tikrą ir tuo pačiu tai veda prie kito dalyko, apie ką aš čia jau taip bandžiau pasakyti užuominus, dabar sureziumuojant. Jeigu humoras turi būti susijęs su realybe, tai su tuo, kas vyksta, ir mes tik tai pakeičiame tam tikrus aspektus, kurie čia turėtų jau implikuoti, sąlygoti, kad tai yra juokinga, vadinasi, jis turi konstrukciją. Aš jums pasakojau apie pokšto konstrukciją, kokia jinai daugmaž turėtų būti. Ir komedija natūraliai graikų pasaulyje įgauna tokią konstrukciją. Yra kažkas tipiško, tuomet mes tai pakeičiame ir jau juokinga yra vien tai, kad mes pakeičiame į kažką nerealaus. Keletas Aristofano komedijų pavyzdžių, ką jisai daro, pavyzdžiui, paukščiuose. Aristofanas paukščiuose vaizduoja mums du atėniečius, kurie nusivilia visais Atėnais ir jie ieško geresnio pasaulio. Jie sugalvoja, kad geresnis pasaulis bus paukščių pasaulis. Jie ieško mitinio paukščių valdovo, tokio didelio kukučio, ir tas didelis kukutis, kai jie įranda, jie įkalba, kad paukščiai dabar gali, kadangi jie yra žemiau dievų ir arčiau žmonių, jie gali apsimesti dievais, užblokuoti Olimpo dievus, dabar paukščius garbins žmonės ir tiesiog tame tobulame debesų kukutmiestyje, kaip tai yra verčiama lietuviškai, bus tobulas pasaulis ir žmonės irgi gyvens pagal paukščių tvarką. Realybė yra Atėnuose teisinės bėdos ir mes čia viską pakeičiame ir štai tokia neįsivaizduojama situacija apie tobulą paukščių miestą, kuris atrodo fantastika, bet tai yra tiesiog, kad mes truputį pakeičiame realybę ir tuomet pokštas atsiranda, kad mes įžvelgiame tuose paukščiuose Atėnus.
Aristofano Lisistratė, kitas pavyzdys iš jo moterų komedijų, kur visas pokštas senovės Atėnuose vieninteliai piliečių teisės turėjo pilnamečiai vyrai. Visos moterys šeimos tuomet yra priklausomos nuo tų savo šeimos vyrų ir joms teisės garantuoja tik tai vyro turėjimas, ar tėvo turėjimas, ar brolio turėjimas, kažkokio piliečio vyro turėjimas greta savęs. Ką Aristofanas vaizduoja Lisistratėje, tai kad moterys perima valdžią į savo rankas, jos diktuoja sąlygas, tu įvairiom potekstėm, kaip jos diktuoja tas sąlygas, bet jos diktuoja sąlygas ir sako, jums reikia sudaryti taiką, taip ir taip ir taip, arba negausite ten to, ko norite, aš neįvardinsiu ko. Ir kas įvyksta galiausiai, vyrai sudaro tą taiką ir viskas įsisprendžia. Kur čia komedija? Nes Atėnuose vien situacija, kad moteris būtų valdžia, iš esmės yra neįmanoma, vadinasi, tai yra juokinga. Mums dabar tai atrodytų keista, bet tai yra jų kontekstas, nes humoras yra kontekstualus. Jums juokinga viena, man juokinga kita, kitiems žmonėms juokinga dar kiti dalykai. Ir čia mes tada pradedame kalbėti apie tą humoro pajautimą. Vieniems patinka juodas humoras, kitiems patinka koks nors visiškai paprastas, kitiems patinka visiškai tie vadinamieji mediniai pokštai ar tėvelio pokštai, dar kitaip vadinami. Ir tai yra absoliučiai normalu. Nes humoras priklauso nuo konteksto, priklauso nuo to, kaip mes užaugome, kas mums patiko vaikystėje ar dabar, kas patiko, kokie yra mūsų interesai, kuo mes gyvename, kuo mes užsiemame, mums tai yra aktualu ir mums tai yra juokinga. Graikams aktualūs dalykai yra tai, kas vaizduojama jų komedijos. Tai yra jų miesto gyvenimas, gebėjimas išsilaisvinti, gebėjimas truputį pakeisti socialinės normas, nebūti užstrigus toje savo stabarioje kasdienybėje ir Dioniso tam tikras įsileidimas. Jeigu humoras yra priklausomas nuo konteksto, jeigu humoras priklauso ir nuo mūsų, taip kaip mes suprantame pasaulį ir iš to formuojasi tai, kas mums juokinga, vadinasi, humoras tuo pačiu yra ir priemonė, kuri puikiai atskleidžia mąstyseną to pasaulio ir tų žmonių. Jeigu mums gali būti visiškai nejuokinga graikiški pokštai, bet jie mums padeda pažiūrėti į graikus. Ir kas jiems buvo svarbu, ir kas jiems buvo aktualu, ir tai, iš ko jie juokiasi, jiems vadinasi, tai buvo svarbu. Dabar, kas mums yra juokinga, kas socialiniuose tinkluose ar kažkur kitur, visi memai ir taip toliau, mums atrodo, kad tai gal tiesiog dings. Bet jeigu iš esmės mes tai surinktume į vieną vietą, po 50 ar 100 metų, tai kaip archeologinė duombazė, kuri mums rodytų, koks buvo šitas pasaulis. Nes iš to, ko mes juokiamės, kiti gali pamatyti, kas mums buvo svarbu ir aktualu. Nes mes tyčiojamės iš dalykų, kurie mums yra svarbus. Dažniausiai būtent dėl to, nes humoras mums padeda išsaugoti tą santykį su tikrove. Tai ir tokia esminė mintis šito mano pasakojimo, tai yra tai, kad Dioniso įsileisti, pirmą, negalima bijoti, o antrą, tai yra būtina. Nes vengimas to juoko ar tam tikras savęs tvardymas, iš ko galima, negalima juoktis, kad ir kasdienė situacija, tai pažeidžia tą visą dionisišką idėją. Kad juokas ir humoras tai yra tam tikras įsilaisvinimas ir per jį mes puikiai galime suprasti, kas yra ta realybė, kurioje mes gyvename ir surasti savo santykį su ja. Ačiū. Ar yra klausimų? Čia standartinis klausimas, ar yra klausimų? Aš tik galiu pasakyti, kad etnologai jau renka memus, viskas gerai. Taip, žinau. Ir ne tik memus reikėtų rinkti, ir šiaip visokius. TikTokus lygiai taip pat. Tai yra etnografiniai duomenys dabar. Modernus, taip. Tai ką, tai tuomet aš perleidžiu žodį Emilijai, kuris standartiškai mus nuves į mintinio eksperimento lauką. Taip, aš be mikrofono gal girdžiuosi ir taip, manau. Taip, tai aš turiu dar tokį neilgą mintinį eksperimentą susijusi su miestu, Vilniumi ir tikiuosi su juoku, tai yra tikiuosi, kad, nežinau, gal prajuokinsim vieni kitus. Tai ir vėlgi, kalbant apie juoką, tai kaip žinia, neseniai buvo rinkimai. Ne, šitas nekvai.
Ne, gerai. Buvo rinkimai, gal ne visi balsavo, aš nežinau. Ir buvo begalė daug debatų. Visi sakė, kad jau tiek debatų tai jau nebūna paprastai tiek daug. Tai mes šiandien irgi pažaisime debatus. Aš būsiu Vilniaus pilietis, doras Vilniaus pilietis, kuris ateis pas jūs, romėnų senatoriai, su tam tikrom problemom. Ir dabar jūs nesijaudinkit, jums nieko, žinokit, aš jums parašiau atsakymus. Jeigu ką. Tai yra atsakymai maždaug, ką galėtų romėnų senatorius atsakyti į tam tikrą problemą. Tai aš jums apibūdinsiu problemą, jūs iš šitos kortelės kiekvienas išsirenkat atsakymą į tą problemą ir tai bus kažkas romėniško. Pavyzdžiui, paskelbti, kad problema yra ateities Romos problema. Tai va. Ir jūs tiesiog iškelsit, parodysit, aš paskaitysiu, gal paprašysiu jūsų apginti savo nuomonę, bet, nu, žodžiu, va tokiu principu mes taip ir padarysim. Jeigu kažkokio žodžio nežinot, sakykit, išversiu. Turėtų būti lyg ir viskas lietuviškai. Akveduktas yra toksai, kaip čia dabar? Vandentekis. Vandentekis, kaip jo. Taip norėjau kažkaip mandriau pasakyti, bet ir tai akveduktas. Taip. Ne akvedukas, bet turėtų būti ir chameleontas. Tai va, gerai. Na tai prasižiūrėkit čia, žinokit, aš nedaug problemų turiu. Tik tiek. Tai va. Jo, pažiūrėkit, kas ten gero, jau kažko nesuprantat, sakykit. Ir vėl, aš jums apibūdinsiu problemą, jūs tada išrenkat ir po to mes gal balsuosim už geriausią senatorių, nežinau, žiūrėsim, kuris daugiausiai pažadų dalina. Yra, man atrodo, bus ir vienodų gali būti atsakymų, nes kortelės dariau ten du variantus. Nu, žodžiu, jau žiūrėkit pagal sąžinę arba ne. Taip. Gerai. Pradėkime gal tada nuo aktualiausio Vilniečiam ir visus 4 užsiėmimus mūsų lydėjusio. Tai dabar gerai, aš Vilnietis pilietis, jau pas jūs, ir sakau, žiūrėkit, kamščiai, dideli kamščiai visame Vilniuje. Aš važiuoju iš darbo 5 valandą į Pilaitę, aš negaliu, aš visą valandą važiuoju. Aš tada ryte važiuoju iš Pilaitės į Senamiestį, aš vėl valandą važiuoju ir visur yra užsikimšusios gatvės ir aš negaliu viešuoju važiuoti transportu, nes irgi užsikimšę yra, nes yra visi, kas užstoja. Vieną jau atsakymą turim, gerai, kai jeigu turit jau kelkit, nes visi užstoja, aš tai čia improvizuoju, žinot, kol jūs sugalvosit ką atsakyti, nes visi užstoja autobuso juostas ir tada užstoju autobuso juostas ir tada aš negaliu, ir ta prasme ir autobusas negali pravažiuoti. Aš su dviračiu tikrai nevažiuosiu, ką aš susmirdus atvažiuosiu į ofisą kažkokią, ar kas jūs jeigu turit iškelkit, nes aš tai galiu šnekėti. Aš susmirdus atvažiuosiu tada į ofisą, dar tada yra, ar koks man variantas yra, kad pasigerai viskas, ačiū. Taip, tai sprendimus, taip. Pirmasis buvo, taip, tai problema yra kamščiai. Jūs siūlote paskelbti, kad keliai skirti tik karietų lenktynėms. Kaip manote, kaip tai padėtų nuo kamščių apsiginti? Nes tada visi lenktyniautų ir norėtų visur kuo greičiau ir tada kamščių nebebūtų. Gerai, koks jūs atsukit variantą ar pasakytikit kaip norit? Pakeisti kelius akveduktais. Akveduktais. Pakeisti visus kelius akveduktais. Kaip manot, kaip tai? Kažkas būtų, visi plauktų tada. Taip, gerai. Koks jūsų variantas? Kiekvieną dieną rengti triumfo eiseną. Tai čia kaip maratoną. Nu, čia labai realus pasiūlymas, nes iš tikrųjų iš mikrorajonų ateiti yra tik valanda iki centro. Tai jūs su triumfu tiesiog visiems ateiti. Gerai. Ta triumfo eisena yra labai reali. Gerai. Ir jūsų variantas? Pastatyti po viešąją pirtį kiekvienoje gatvėje. Pastatyti po viešąją pirtį kiekvienoje gatvėje. Ir kaip tai išspręstų variantą? Ai, tiesiog, gal žmonės tada būtų... Skirtingų metų gal važiuotų tada į miestą, nes visi vieni būtų pirty. Mažiau pyktų. Ai, mažiau pyktų. Taip, iš visą tą pyktį išgarinti. Ir tada būtų švariai, išeitų Labai gerai. Su naujom jėgom. Gerai. Supratau, tai dabar tuos, kur jau panaudojo, tai atsidėkit, šitų jau nebenaudokit. Tai turėtų užtekti visiems. Gerai, ar turit kažkokį favoritą savo? Man būtų įdomu akveduktai, jeigu visi būtų. Akveduktai. Šokį ir plaukį. Šokį ir plaukį. Gerai, gal senatorius turi balsų. Gerai, kita dažna problema. Ir vėl, aš šneku jūs, jeigu sugalvojat kelkit.
vaikų darželiai. Mano vaikas, jau aš jį dar kaip prieš sugalvoju, gal turėt vaiką, turiu užrašyti darželį. Kas yra, kur skambinu, aš niekur negaliu gauti vietos. Man 3 metus prieš ir visi vaikų darželiai pilni. Ir man reikės dabar į kitą rajoną vaiką vežioti, kad šitą po to vėl į kamščius papulsiu ir tada nebus ką daryti. Tai, žodžiu, ir negaliu gauti vietos. Ar man tada į privatų darželį, aš tiek neuždirbu, kad į privatų darželį savo vaiką nusiųsti. Aš nieko nežinau apie vaikus, tai aš... Gerai, taip, jūs buvot pirmoji. Aš sakiau nusiųsti visus vaikus į gladiatorių mokyklą. Teisingai. Jūs irgi pasikartojate. Taip, nes kartojasi kai kur kortelės. Aš gal gudri, bet aš žinot. Taip, jūs pastatyti dar vieną koliziejų. Kaip vaikų darželį? Jo. Ok, gerai. Ir jūsų koks variantas? Paskelbti naują religinę šventę, kuri draustų savaitę išeiti iš namų. Tai čia galima prasitęsti atostogas. Prasitęsti. Mažiau galima būtų išeiti iš namų ir jums nereikėtų... Gerai. Aš tai visada už atostogas, aš nežinau tik ar tėvai nori su vaikais atostogas, bet okay. Gerai, taip, tai turim į gladiatorių mokyklą išsiųstų vaikus, tai taip suprantu. Čia realiai susiję, koliziejus gladiatorių mokyklą. Ai, nu taip. Ir tada galėtų būti šventė, žinai. Visą savaitę koliziejai rodo vaikai, ką išmoko gladiatorių mokyklą. Gerai, taip, trečia problema. Šaligatviai. Jėzus Marija. Visur išvaigoti tie šaligatviai. Aš einu ir negaliu praeiti. Visur išrausta ir siauri tokie tie šaligatviai. Net prasilenkti negalima kažkur prie senamiesčio. Mes jeigu einam, tai iš viso ten nėra šaligatvių kaip Amerikoje iš viso. Čia blogi Vilniui šaligatviai. Aš nežinau, aš parašiau problemą, aš dabar galvoju, ar tikrai blogi Vilniui šaligatviai. Nu, tokie, kaip kur, rajonuose gal blogesni šaligatviai, ten eini ir su plytele nuvirst gali iš karto ant galvos ir prasiskelti. Iš šaligatviai nepatinka man. Taip, 2 senatoriai jau turi, 3 senatoriai, 4 turi. Gerai, nu žiūrėjau, dabar nuo jūsų pradėsim. Paskelbti naują religinę šventę, kuri draustų savaitę išeiti iš namų. Čia kol sutvarkys šaligatvius? Ok. Gerai, koks jūsų variantas? Įrengti mažas katapultas ant kiekvieno kampo. O kodėl? Nu, nereiktų per šaligatį vaikščioti. Tai nebūtų katapultas. Žmonės. Ai, žmonės. Gerai. Labai gerai, taip. Paskelbti, kad problema yra ateities Romos problema. Čia ta tokia wild card, kur visiems atsakymam, jeigu ką tinka. Tai jūs gerai. Ir tada paskelbti senato posėdį, kuris truks 10 metų. Kad nevaikščiotų. Jo. Nesiskūstų. Gerai. Gerai, dar turite atsakymų kažkiek, ne? Aš jau mane problemos baiginėjęs. Bet gerai, jums mažėja kortelė. Taip, dviračių takai. Dar blogiau negu šaligatviai. Niekur, važiuoji, ten pasibaigia vidury kelio dviračių takas. Pėstieji irgi kaip svolačiai eina, nežiūri nieko, tai kaip ir per gatvę turi eiti. Pasižiūrėti, kairė į dešinę, aš važiuoju su dviračiu, tai aš greičiau važiuoju. Ir dar paspirtukai, jie iš vis nežino, ko jie nori. Ar jie ant šaligatvių važiuoja, ar jie važiuoja dviračių taku, ar gatve važiuoja, iš kur man dabar žinoti, kur jie važiuos. Aš tai dviračių važiuoju, man tai gerai. Taip. Jūsų atsakymas į dviračių takų trūkumą ir prastumą yra importuoti 1000 egzotinių gyvūnų ir paleisti mieste. Nes jeigu lakstys visur gyvūnai, tai niekas nebevažinės su dviračiais ar paspirtukais, nes bijos nutrenkti. Jūs taip tikri žmonių gerumo. O, gerai. Gal dar senoliai. Iš akveduktų, jis labai akveduktus mėgsta. Politinė kampanija. Iš akveduktų sukurti labirintą per visą miestą. Tiesiog. Nu, pratęsi tą mintį. Jo, jis tokia labai nuosekli politikė. Jo. Gerai. Gerai, konservatyvi. Gerai. Nu, mano idėja tokia, kad naujas dievas, tai čia būtų nauja transporto rūšis, kuri būtų priešinga dviračiams. Oi, čia taip gilu. Nes čia išrasti naują dievą, kurį būtų privalu garbinti. Aha. Koks nors dviračių dievas ir tada tu negalėtum negerbti dviračių iš esmės. Nu, naujas transporto dievas būtų. Naujas transporto dievas. Rūšis, kuri būtų, net dabar, sakysim, dviratininkai, ypač paspirtukininkai, yra tikrai dievinami ir garbinami. Ai, supratau. Taip, gerai. Ir paskelbti, kad keliai yra skirti tik karietų lenktynėms. Tada nebūtų nei paspirtukų, nei pėsčiųjų, nieko, tik kad labai gerai. Taip, gerai. Ką mes čia dar tada? Gerai. Viešasis transportas.
Supratot apie ką aš? Laiko net važiuoja, visą laiką, kai ryte vakare važiuoja susigrūdę, kaip silkės, ten aš taip turiu stovėti, nei pasilaikyti, nei tai gal padarykit daugiau tų troleibusų, kad važiuoja kamščiuose visą laiką, tie patys autobusai iš tikrųjų užkemša visus šituos dalykus ir gerai, turim? Ne, gerai, ir karšta. Labai tenais ir šalta, bet labiau karšta negu šalta. Ir jie sugenda tada ir dar tos... Aha, gerai, nuo jūsų pradėjo. Jūsų sprendimas būtų paaukoti ožką Jupiterį. Care to elaborate? Elaboruokit. Tai, kad čia toks dalykas transportas kaip loterija. Tai vat, jeigu jums nieks netinka, jūs paaukokit Jupiterį ir daug kažkaip išsispręs tada. Gerai, taip. Klausau jūsų. Mano idėja tokia, kad pamažinti keleivių skaičių, tai dalį jų išsiųsti į karą. Taip, nes atsakė, išsiųsti visus galinčius kariauti piliečius į Britaniją. Labai gerai. Na, akveduktai jau nebe. Vėl wildcard, paskelbti, kad problema yra ateities Romos problema. Ir pastatyti po viešąją pirtį kiekvienoje gatvėje. O čia kaip turėtų veikti? Mažiau keleivių bus. Mažiau keleivių, nes visi pirty bus, aišku. Gerai. Nu ir turiu paskutinę problemą. Jūs dar po 2 turit atsakymus. Nu tai bus nebeįdomu. Aš jums daugiau gal daviau, atsiprašau, kažką mažiau. Bet gerai, paskutinė problema. Tai yra... Turiu daugiau. Bet čia gal bus įdomiau. Gerai, tai yra paslaugų įvairovė rajonuose. Tai yra, kodėl aš, kai gyvenu pačiam Vilniaus pakraštyje, aš negaliu gauti visų paslaugų, kurie yra centre, kur žmonės gali gauti. Pavyzdžiui, Pilaitėj nėra nei vienos padėvėtų rūbų krautuvės. Nu, nei vienos. Arčiausia Humana yra Karoliniškėse. Tai kodėl aš Pilaitėj negaliu apsipirkti Škurlyne? Ir tada kiti dar skundžiasi, aišku, dėl darželių, bet yra tikrai labai ta paslaugų, kur teatras, kur Pilaitės teatras yra. Kur yra Pilaitės muzikos salė, Pilaitės pilies gatvė, kur yra ta paslaugų įvairovė rajonuose. Tai dėl to ir kamščiai ir susidaro, nes visi paslaugų važiuoja. Gerai, viską. Aš čia jau taip išsivečiau. Nu gerai, vėl pradėkim nuo jūsų. Pastatyti Dar vieną koliziejų. Po kiekvieno koliziejų rajoną. Taip. Nu, gerai. Tarsi koliziejus, tarsi prekybos centras. Naujas. Prie Kad Akropolio. jums taip, Akropolis, koliziejus. Ačiū. Babilona. Gerai, taip, kas visas variantas? Kad rajonų gyventojai nespurdėtų, nes priešintų, tai kas antrą dieną tokias išgertuvės organizuoti. Paskelbti, kas antrą dieną po tos irgi, nu, jo, tai yra Tokia, kažkokia kad paslaugų įvairovė. neprastėtų. Atrodo, viskas sprendžia. Viskas sprendžia, visus taip. Jūs, tai jūs labai, aš jums tą pačią krūvelę darau, jūs labai sutampa atsakymą. Na ir paskutinysis mums variantas. Kiekvienam piliečiui suteikiama garum, tai tokia fermentuota žuvis visam gyvenimui. Ta garum šiaip yra labai smirdinti fermentuota žuvis, kuri buvo Romos laikais delikatesas, tai jūs pamaitintumėt. Čia tam, kad nebesuskūstų. Nu tai su išgertuvėm gali koliziejai, išgertuvės ir garom užkandų. Gerai, tai kągi, išsprendėm pačias didžiausias problemas, tikiuosi, kad šiek tiek ir pasiekėt iš to. Ir štai, tiesą sakant, ir viskas. Mes vainikuojame ir finišuojame mūsų šitą projekčiuką. Ačiū labai apsilankiusiesiems. Ir reikia tikėtis, kad dar pasimatysim kažkur, kur kalbėsim apie antiką, miestą arba juoką. Tai va, ačiū Jums labai. Ačiū Jums.